Labą dieną. Šioje pamokoje išmoksim naudoti komandą Helix ir nupiešim laiptus. Spaudžiam komandą. Pasirinkam SV Isometric. Šitoje srityje pasirinkam komandą įrankį Draft komandą Helix. Paspaudžiam pirmą tašką, kryptis 200. Parašom Enter ir dabar viršutinės ašies spindulį taip pat reikia parašyti 200, tarkim, Enter. Dabar pasirinksim, kiek mes norim, kiek kartų spiralė turi apsisukti. Reiškia, kaip matot, čia yra raidė T didžioji, norint parašyti turn. Žodis turn skirtas nustatyti apsukų skaičių. Didžioji T raidė, Enter. Ir parašom, pavyzdžiui, 2.5. Enter. Ir rašom 800 aukštis, va, šito vietoj Helix Height. Spiralės aukštis. Ir spaudžiam Enter. Pasirinkam į komandą Polyline. Pažymim tašką, kryptis į kairę pusę 180. Enter, kryptis į dešinę 35, Enter, kryptis atgal 200, ne 200, atsiprašau, 180. Enter ir paspaudžiam C, atleidžiam ir paspaudžiam Enter, sujungs paskutinius du taškus. Dabar šiek tiek išstumsim objektą. Komanda Extrude. Pažymėjom objektą, Enter. Išstumsim, tarkim, 7 arba 8 cm. Enter. Perkelsim šiek tiek objektą kitur. Pasirinkim vietoj Conceptual 2D, pasiėmėm komandą Move, pažymėm objektą, Enter, pažymėm vidurio tašką ir prikabinam šitoj vietoj. Taip. Ir nupiešim, padarysim naudojant masyvą, pasirinkam, pas buvo šis variantas, dabar pasirinkam Path Array, pažymim objektą, kurį norim atvaizduoti šitoje spiralėje, paspaudėm Enter vieną kartą ir pažymim objektą, kur mes jį norim atvaizduoti, masyvų. Rašom, kaip matot, čia parašyta Enter Number, įveskit skaičių, kiek mes norim laiptų. Mes norim, tarkim, 50 ir spaudžiam Enter ir dar kartą Enter, norint užfiksuoti. Pasirinkam vietoj 2D Conceptual ir mes gavom laiptus. Dėkui už dėmesį. Iki kitų pamokėlių.